Sveiki, brangieji. Miela, kad esate kartu, miela, kad žiūrite, kad gilinatės ir dominatės Dievo žodžiu, gilinamės į Dievo žodį, drauge turim tokią galimybę ir skaitome šventąjį raštą nuosekliai, iš eilės nepraleisdami nei vieno skyriaus, nei vienos eilutės ir stengiamės, siekiame suprasti, kas čia parašyta ir be jokios abejonės meldžiu ir Dievo pagalbos, Dievo apšvietimo, Dievo šviesos, suprasti jo žodžius, nes šiandieniniam žmogui Dievo žodis, šventasis raštas, Biblija, jos tekstas, jos turinys gali atrodyti nesuprantamas, nuobodus, atitolęs nuo šiandieninio gyvenimo, esama kur kas daugiau, kur kas malonesnių, nuotaikingesnių užsiėmimų, nei atrodytų skaityti Bibliją, kur kas daugiau mūsų sielai, mūsų kūnui, mūsų emocijoms teikiančių dalykų, malonesnių atrodytų yra. Todėl mums reikalinga Dievo šviesa, Dievo apreiškimo šviesa, kad šis žodis, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo nuobodus, tolimas, neaktualus, atgyvenęs, pasenęs ir panašiai, taptų gyvas, patrauklus, aktualus, įdomus, gyvenimą teikiantis, sielą maitinantis ir žadinantis. Tam reikalingas Dievo dvasios apšvietimas ir to meldžiu, nes be jo iš tikrųjų šis žodis tampa nesuprantamas ir pilkas. Todėl Dievo šventoji dvasia mums kiekvieną kartą, kai mes atsiverčiam šventąjį raštą, kai mes imame jį skaityti, tas žodis atgyja mums. Šito aš meldžiu, šito linkiu savo ir jums, kad šis žodis iš tikrųjų mus sotintų, maitintų, keltų, įkvėptų, uždegtų, nukreiptų, pamokytų ir taip toliau ir panašiai. Ir šiandieną mes skaitysime Luko Evangelijos 10 skyrių. Pradėsime įskaityti, kaip žinia, Dievo žodis yra iš tikrųjų gilus ir platus ir kaip taisyklė vienos laidos mūsų formato laidos vienam skyriui nepakanka, nes yra tiek nemažai ko pasakyti, aptarti, išsiaiškinti. Todėl pradėsime šiandieną 10 Luko Evangelijos skyrių. Ir jeigu turite šventąjį raštą, mielai kviečiu atsiversti, jei neturite, atraskite jį internete, tikrai jis yra, įveskite į paiešką Bibliją ir tikrai atrasite. Tuomet skaitykime, po to viešpats paskyrė dar kitus 70 mokinių ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Štai mes matome, jeigu prisiminsime, 8 pavyzdžiui skyriuje mes skaitome, kaip pats Jėzus daro stebuklus, jis gydo ligonius, išvarinėja demonus, prikelia mirusius. Jis aktyviai tarnauja žmonėms, jis daro gerą, jis skelbia žodį. 9 skyriuje mes skaitėme, kaip jis išsiunčia savo apaštalus, 12 savo mokinių po 2 skelbti gerosios naujienos. O štai čia 10 skyriuje mes skaitome, kaip Jėzus siunčia jau nebe 12, o 70. Ir jiems patikė tą pačią misiją, kaip ir savo apaštalams 12. Ir yra aiškintų, yra komentatorių, yra požiūrio, kad tą jėgą, pavyzdžiui, gydyti ligonius, išvarinėti demonus, Jėzus suteikė tik savo apaštalams, tik savo 12 mokinių, bet štai ši istorija paneigia tokį pasakymą. Mes matome, kad ir 70 patiria, gauna iš Jėzaus tuos pačius įgaliojimus kaip ir 12 apaštalų. Ir vėliau po savo mirties, po savo prisikėlimo mes matome, Jėzus jau kalbės apie tokį pašaukimą visiems tikintiesiems. Taigi ir mes įeiname į tą tarpą, į tų žmonių tarpą, jei tik tikime Jėzumi Kristumi. Reiškia ir mums patikėta jo malonė
tiek skelbti Evangeliją, tiek melstis už ligonius ir regėti, kaip jie pasveiksta, tiek įsakyti, paliepti piktosiom dvasiom, palikti sielas, palikti žmonės. Ir tos turi paklusti dėl Jėzaus Kristaus vardo ir dėl jo mums deleguotos, suteiktos valdžios, dvasinės valdžios. Taigi Jėzus siunčia 70 mokinių po 2, kad šie eitų pirma jo į visus miestus. Reiškia Jėzaus noras, kad jo geroji naujiena, jinai sklistų. Toks Jėzaus yra troškimas. Tokia yra Dievo valia, kad geroji naujiena, jinai neužsibūtų vienoje vietoje, bet kad jis sklistų, nes ją išgirsti poreikį turi kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo. Čia Jėzus siunčia be jokios abejonės savosius mokinius į Izraelį, bet ateis laikas ir Dievas pasiųs savo pasiuntinius ir į pagonių šalis, į visą pasaulį. Ir todėl šiandieną galioja tai, kad geroji naujiena, jinai yra aktuali, jos laukia, jos trokšta, patys to nežinodami, kiekvienas žmogus, kiekvienos tautos žmogus, kiekvienos kultūros žmogus. Ir Dievo valia yra, kad jo mokiniai, jo pasekėjai tą žinią skleistų, jie neštų tolyn, kad ją išgirstų kuo daugiau žmonių. Kodėl? Todėl, kad ši žinia, santykis į ši žinia, šios žinios priėmimas atveria žmogui kelią į amžiną gyvenimą. Štai kodėl tai yra taip svarbu. Štai kodėl Jėzus dėl to taip rūpinasi. Antroji eilutė, jis sakė jiems, pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties viešpatį, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį. Eikite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Ir čia taip pat slypi ne viena mintis, Jėzus kalba apie pjūtį. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ką jis turi omeny? Pjūtimis vadina žmonės. Pjūtimis vadina daugybę žmonių, tarsi tų javų augančių lauke. Jie prinokę, prisirpę pjūčiai. Kitaip tariant, žmonių sielos, jos prinokę, prisirpę išgirsti gerą naujieną, atsiliepti į ją ir būti išgelbėtais, įeiti į Dievo karalystę. Ta Jėzus turi omeny, bet jis sako darbininkų maža, maža pjovėjų, maža skelbėjų, maža tų, kurie skelbtų dangaus karalystę. Mes matome, Jėzus išsiunčia 70 mokinių, ne 700 ar 7000. Ir kas yra 70 žmonių visam Izraeliui? Kas yra 70 skelbėjų, kai išeina po 2, tai yra šis tas, tai ir nėra tiek mažai, bet kartu tai nėra tiek daug. Apimti tokią didelę teritoriją, tiek daug žmonių. O ką kalbėti apie visą pasaulį, jeigu mes šiandien kalbam apie visą pasaulį, be jokios abejonės toks Jėzaus teiginys galioja ir šiandieną. Netiek daug tų, kurie šiandieną liūdi ir skelbia Evangeliją pasauliui, žmonėms, tautoms. Nors, kita vertus, tokių žmonių yra. Taigi, Jėzus ką sako? Koks sprendimas? Darbininkų maža. Jėzus sako, todėl melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Taigi, tiek patys melsdami, tiek patys liūdydami, tiek patys skelbdami, mes galime kartu ir melsti, kad tų darbininkų būtų daugiau, kad tų darbininkų Dievas siūstų, Dievas pakeltų, pašauktų žmonės, įkvėptų juos, siūstų, įgalintų juos skelbti Evangeliją. Reiškia, savo maldą mes galime prisidėti prie Evangelijos liūdimo, jeigu patys mes negalime paliūdyti kažkam, kažkur toliau esantiem, jų kalbos nemokant, pavyzdžiui, ar ne, tautose tam tikrose, mes galime melsti, kad Dievas pakeltų tokių žmonių, kad Dievas įdėtų troškimą žmonėms tapti tokiais liudytojais, skelbėjais.
misionieriais, ar ne, kurie eina į vieną ar kitą misiją, eina į vieną ar kitą tautą, kuri galbūt yra tolėliau kalba, rečiau žinoma kalba, mažiau žinoma kalba ir panašiai ir panašiai. Taigi čia mes matome porą dalykų. Jėzus nori, kad Evangelija sklistų. Žmonių yra daug, pjūtis didelė, daug tų, kurie negirdėjo, daug tų, kurie dar nėra išgelbėti. Bet trūksta žmonių, trūksta skelbėjų. Ir Jėzus sako, melskite tokių. Ir toliau Jėzus taip pat kalba apie tai, kad aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Ogi ką tai reiškia? Tai reiškia, kad skelbėjų kelyje, liudytojų kelyje, laukia tam tikri iššūkiai, tam tikri pavojai, tam tikros grėsmės. Jiems teks susidurti kaip avinėliams su vilkais, plėšriais vilkais, kurie kisinsis į tų avinėlių gerovę, saugumą, laisvės ir panašiai. Mes žinome iš bažnyčios istorijos, kaip krikščionys patirdavo persekiojimą, susidorojimą, įkalinimą, įvairius bauginimus, apribojimus dėl jų tikėjimo ir dėl jų skelbimo. Tai nėra paslaptis. Ir šiandieną tai taip pat vyksta, kai tokius žmonės norima užčiaupti, jos norima atitolinti nuo žmonių ir panašiai. Todėl kiekvienas, kuris ryžtasi skelbti Evangeliją, turi suprasti ir tai, kad jis bus nebūtinai priimtas išskėstomis rankomis, bus tų, kurie lauks, trokš ir dėkos, bet bus tų, kurie šmeiš, priešinsis ir visaip kenks. Taigi reikalinga būti pasiruošus įvairiom aplinkybėm. Ir Jėzus apie tai perspėja. Nesineškite nei piniginės, nei krepšio, nei sandalų ir nieko kelyje nesveikinkite, kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybę šiems namams. Ir jei ten bus ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Taigi Jėzus moko savo pasiuntinius, savo mokinius, savo skelbėjus nesirūpinti materialiu pragyvenimu. Sako, neimkite nei piniginės, nei krepšio, nei sandalų. Sako, darbininkas vertas savo užmokesčio. Tėvas, kuris siunčia, Dievas, kuris yra pjūties šeimininkas. Jis pasirūpins pjovėjais, jis pasirūpins savo darbininkais, jis atvers galimybės juos pamaitinti, aprengti, duoti stogą virš galvos. Ir štai kaip Jėzus moko, kaip elgtis, sako, kurią tik vietovę užeisite, užeikite į tam tikrus namus, palinkėkite ramybės ir jei tie namai atsivers, tos durys atsivers, jei tie žmonės, kurie tuose namuose gyvena, bus kilnios širdies, svetingi, priims jūs ten ir pasilikite. Ir kol tame mieste, toje gyvenvietėje skelbsite žodį pasilikite tuose namuose, nesikilnokite iš vienų į kitus. Ir jūsų ramybė pasiliks tuose namuose. Tiems namams bus suteikta ramybė, malonė, gailestingumas, Dievo apsauga ir atlygis už tą svetingumą, kurį jie parodys. Taigi čia Jėzus moko savo mokinius pilnai pasitikėti Dievo apvaizdą, pasitikėti jo vedimu ir aprūpinimu, jo rūpestingumu ir savo ruožtu nešti, skleisti ramybę ten, kur jie eina. Bet kita vertus, Jėzus perspėja, kad bus ir tų namų, kurie neatsivers, kurie liks uždari ir kurie neįsileis. Ir tada sako, jų ta ramybė sugrįž jums. Tos ramybės tie žmonės nepatirs, tie, kurie atstums ir atmes jūs kaip mano liudytojas.
8 eilutė, kai nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite jame esančius ligonius ir sakykite jiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Taigi mes matome, Jėzus sako, valgykite, kas bus jums padėta, nuolankiai ir dėkingai priimkite tą malonę Dievo rūpestingumą ir žmonių svetingumą ir taip pat gydykite jame esančius ligonius. Tai Jėzus prisako savo mokiniams, gydykite ligonius. Atneškite tą gerą naujieną ne tik žodžiais apie Dievo karalystę, bet ir darbais. Tai ir Dievas patvirtins jūsų žodžius darbais. Kai Jėzus sako, gydykite jame esančius ligonius, be jokios abejonės mokiniai neturi galios ir valdžios ligoms jas gydyti. Jie yra tik tai kaip indai, kaip tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Jų rankomis Dievas veiks, per jų maldą, per jų rankų uždėjimą ant ligonių. Dievo dvasia liesis prie žmonių, kels juos iš ligos patalo ir gydys. Ir tai bus liudijimas, tai bus patvirtinimas tiems žmonėms žodžių apie prisiartinusią dangaus karalystę, kurioje nėra ligų, kurioje nėra mirties, kurioje nėra tamsos darbų. Taigi Dievas nori, kad žmonės būtų išgydyti, kad lygos trauktųsi, kad velnio darbai trauktųsi, kad velnio kankinimas žmonių trauktųsi, bet kad ir žmonės girdėtų gerą naujieną apie dangaus karalystę, kad jų žvilgsniai kryptų nuo šio pasaulio, nuo šio žemiško, trumpalaikio gyvenimo šiame pasaulyje, šioje žemėje, į amžinybę, į dangišką karalystę, į Dievo namus. O kai užeisite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję gatves, sakykite, mes nusikratome prieš jūs net jūsų miestų dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Tačiau vis tiek žinokite, Dievo karalystė prisiartino prie jūsų. Taigi bus tokių miestų, kurie nepriims gerosios naujienos apie Dievo karalystę. Jie atmes Dievo žodį, jie atmes patį Kristų ir Jėzus sako, nusikratykite prieš jūs net jų miestų dulkes prilipusias prie kojų ir paskelbkite tai tiems žmonėms. Kitaip tariant, greičiausiai turime omeny, kad toks miestas, jisai laikomas nešvarus, jis lieka be jokios abejonės savo tamsoj, savo nuodėmėse, savo pražūtyje iš tikrųjų. Ir todėl mokiniams Jėzus sako, nusikratykite ir dulkes nuo tokio miesto, kad tarsi kaip simbolis, kaip ženklas, kad mes nenorime turėti nieko bendro su šituo susitepimu, kad mes nusipurtome tai nuo savęs. O kartu greičiausiai eina kalba apie tai, kad mes nusimetame atsakomybę už jūs, nes mes atėjome jums skelbti, mes atnešėme jums gerą naujieną ir jūs ją atmetėte, jūs ją atstūmėte. Todėl dabar žinokitės. Todėl dabar atsakomybė krentant jūsų pačių, belaukiant Dievo teismo. Mes šiek tiek toliau, taip pat mes skaitysime apie Dievo teismus, kurie laukia ištisų miestų, ne tik pavienių žmonių. Tačiau vis tiek žinokite, Dievo karalystė prisiartino prie jūsų. Greičiausiai tai reiškia tai, kad galbūt miestai persigalvos, kad tas kvietimas, tas pasiūlymas, jis galioja, jis išlieka galiojantis ir yra galimybė persigalvoti, yra galimybė atsigręžti, yra galimybė atgailauti, ji išlieka, ji nepasitraukia. Todėl yra žmonių, kurie iki laiko atstumia Dievo žodį. Jie atmeta gyvenimo galimybę, amžino gyvenimo
žinią iki laiko, iki tam tikro laiko. Bet žiūrėk, praeina kažkiek laiko ir žmogus visgi persigalvoja, žmogus visgi atsisuka, atsigręžia, atsiverčia, atgailauja, priima. Ir greičiausiai tai ir turime omenyje, sakant, tačiau vis tiek žinokite, kad Dievo karalystė prisiartino prie jūsų, lieka arti. Mes išeiname kaip skelbėjai, bet žinokite, tas pasiūlymas vis dar galioja. 12 eilutė, sakau jums, aną dieną Sodomai bus lengviau negu tam miestui. Vargas tau, Chorazinė, vargas tau, Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atgailavę, sėdėdami su ašutine ir pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmės iki pragaro. Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris mane siuntė. Taigi mes matome, Jėzus pamini ne vieną miestą – Tyrą, Sidoną, Sodomą, Choraziną, Kafarnaumą, Betsaidą. Taigi mes matome, tai yra eilė miestų. Dabar Jėzus sako, kad aną dieną Sodomai bus lengviau negu tam miestui, kuris atstumia gerosios naujienos nešėjus. Gerosios naujienos apie Dievo karalystę, apie Jėzų Kristų. Kai prisimename Sodomą iš Senojo testamento pasakojimų, tai buvo iškrypęs, ištvirkęs miestas, nuodėmėjai paskendęs miestas, kurį Dievas nubaudė, pasmerkė mirčiai. Ant Sodomos ir ant Gomoros, ant šių miestų krito ugnis ir siera iš dangaus ir sudegino visą, kas buvo gyva. Tie miestai sudegė liepsnose. Ir tai be jokios abejonės prakeikimo, pasmerkimo, Dievo rūstybės ir teisingo atlygio pavyzdys. Ir Jėzus sako, kad netgi Sodomai teismo dieną, dangiško teismo dieną bus lengviau tokiam iškrypusiam ir jau šioje žemėje, šiame pasaulyje nuteistam miestui bus lengviau negu tam, kuris atmeta gerą naujieną, Evangeliją, gerą žinią apie Jėzų Kristų. Ir tuomet jis mini Choraziną, Betsaidą, Kafarnaumą. Tai yra miestai, kurie buvo gyvenvietės išsidėstę prie Genezareto ežero. Šalia to ežero kokių 5-6 kilometrų nuotolį vienas nuo kito. Mes matome, kad tai buvo šalia miestai, kuriuose Jėzus praleido nemažai laiko pats tarnaudamas, pats mokslaudamas. Ir Jėzus sako, kad jums bus sunkiau, jums bus vargas, jums sako Jėzus, vargas jums, jūs pasmerkti, atmesdami gerą naujieną. Sako, jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kurie įvyko pas jūs, jie seniai būtų atgailavę su pelenais ir ašutine, sako. O kas buvo Tyras ir Sidonas? Tai buvo kiek toliau išsidėstę pagonių miestai. Kad jeigu tarptų pagonių, kuriuos jūs menkinate, žydai, jūs menkinate tuos pagonius, laikote juos nešvariais, netikusiais, tolimais Dievų ir panašiai, bet sako, jeigu jie būtų patyrę tai, kai jūs patyrėte, jie būtų seniai atgailavę. Kitaip tariant, Jėzus sako, kad jų širdis yra atviresnės ir minkštesnės atgailauti negu jūs, kurie keliatės, pučiatės prieš juos. Todėl, sako, vargas jums. Teismo procese, teismo dieną, sako, jums bus sunkiau negu tiems miestams. Sako, tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmėsi iki pragaro. Viskas apsivers aukštyn kojomis. Kad ateis diena dėl šito
šito santykio į Evangeliją, sako, tavo likimas apsivers aukštyn kojom, tu nugarmėsi į pragarą. Kodėl? Todėl, kad Jėzus sako, kas jūs atmeta mane. Kas jūs atmeta mane, o kas atmeta mane, atmeta tėvą, kuris jūs siunčia. Taigi mes matome, kad labai svarbu, dabar jau kalbant apie mus, atpažinti tuos geros naujienos skelbėjus. Kartais jie atrodo visiškai nepatraukliai, netgi atstumtinai. Kartais juos norisi sumenkinti, paniekinti, pasijuokti iš jų. Bet taip svarbu neapsigauti, taip svarbu įsižiūrėti, taip svarbu įsiklausyti, kas yra skelbiama. Jeigu tai yra skelbiamas Jėzaus Kristaus vardas, gelbėtojo, atpirkėjo, kurio auka, kurio krauju mes esame apvalyti, nuplauti, dėl tikėjimo, kuriuo mums atleidžiamos nuodėmės ir dovanojamos amžinas gyvenimas. Įsiklausykime tokius skelbėjus. Ir tą žinią priimkime, taip priimsime patį Jėzų ir dangišką tėvą, savo gyvenimą, savo širdį. Ir teismo dieną, kuri yra neišvengiama, kurie ateis, mes nebūsime nuteisti, mes nepatirsime vargo, kaip kad Jėzus sako, vargas tau, Chorazinė, ne, mes patirsime Dievo palaimą, Dievo priėmimą. Septyniolikta eilutė. 70 sugrįžo su džiaugsmu kalbėdami, Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O jis jiems sakė, mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš duodu jums valdžią mindžioti gyvates bei skorpionus, aukštesnę už visą priešo jėgą, ir niekas jokiais būdais jums nepakenks. Taigi mes matome, mokiniai labai įsikvėpę, džiūgaudami grįžta iš tos misijų kelionės, jie džiaugiasi, sako, žinai Viešpatie, mums net ir demonai paklūsta, tai buvo jiems nauja patirtis, iki tol nieko panašaus nebuvo išgyvenę ir patyrę. Jie matė tik tai, kaip demonai Jėzaus žodžiams paklūsta. Bet štai dabar šitoj kelionėje patiria, kad ir jiems demonai paklūsta. Viešpatie, mums paklūsta ne demonai dėl tavo vardo. Taigi mes matome ne dėl jų pačių, bet dėl Jėzaus vardo. Tos piktosios dvasios palikdavo žmonės. Dievas išlaisvindavo apsėstų žmonės nuo piktų dvasių vergystės įtakos. Ir štai kaip Jėzus reaguoja į šitą jų džiugesį. Jis sako, mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš duodu jums valdžią mindžioti gyvates bei skorpionus aukštesnio už visą priešo jėgą. Taigi mes matome, kad Jėzui tame nėra jokios nuostabos. Jis žino, kas yra šėtonas, jis žino jo padėtį, jis žino jo likimą, jis žino, kad jis yra po padu Dievo. Sako, mačiau įkrintantį iš dangaus. Izaijo pranašystės, Ezekėlio pranašystėje, Apreiškimo knygoje mes skaitome iš tikrųjų tokį faktą, kad šėtonas buvo išmestas iš dangaus, kadaise šlovingas Dievo angelas, kuris pasididžiavo, pasipuikavo, kuris panoro tapti toks kaip Dievas. Ir dėl tos puikybės, dėl to pasiaukštinimus buvo nuteistas, jis buvo nublokštas iš dangaus žemėn. Ir mes matome, kad ši būtybė, šis asmuo nebeturi galios prieš Dievą. Ir jei Dievas suteikia tą autoritetą ir valdžią kažkam prieš šį asmenį, vadinasi, šis asmuo ir nusilenkia,
neklūsta. Ir kas įdomu, ką Jėzus pasako toliau, sako, bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Kitaip tariant, tarsi Jėzus sakytų, nieko čia ypatingo, kad dvasios jums paklūsta. Taip ir turi būti, tai normalu. Aš suteikiu jums tą valdžią, bet sako, džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti danguje, kad jūsų sielos bus išgelbėtos, kad jūs nepatirsite to paties likimo su velniu, su šėtonu, kad jūsų sielos patirs amžiną gyvenimą. Tai yra kažkas ypatingo, tai yra kažkas naujo. Jūsų vardai įrašyti danguje, jūsų vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Ir tai reiškia, kad jūs esate priimti į Dievo namus, į Dievo šeimą, į Dievo karalystę ir kad rūstybė atitolo, kad rūstybė pasitraukė. Sako, tuo džiaukitės, išgelbėjimu džiaukitės. O demonai tai yra trumpalaikė perspektyva, trumpalaikė istorija. Praeis šis pasaulis, praeis šie gyvenimai, praeis šį žemę ir viso to nebeliks. Pragaras jau yra nuteistas. Pragaras, kaip mes skaitome Apreiškimo knygoje, bus įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur bus amžinos Dievo rūstybės, teismo ir kančios vieta. Dvidešimt pirma eilutė. Ta valanda Jėzus pradžiugo dvasia ir tarė, aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o preiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota ir niekas nežino, kas yra sūnus, tik tėvas, nei kas yra tėvas, tik sūnus ir tas, kam sūnus nori apreikšti. Taigi čia mes ir matome tai, ką kalbėjome laidos pradžioje, kad reikalingas Dievo apreiškimas. Tam, kad pamatyti, suprasti, suvokti dieviškus dalykus, dievišką paslaptį. Nes sako, tu paslėpei Tėve, šią gerą naujieną, tu paslėpei karalystės žinią nuo šios žemės išmintingųjų ir gudriųjų, o preiškiai mažutėliams. To preiškiai tiems, kurie yra mažutėliai savo akise, nuolankiesiems, mažiesiems, silpniesiems. Tiems, kurie keliasi, pučiasi, aukštinasi, didžiuojasi prieš kitus, menkina kitus. Karalystės paslaptis ir lieka paslaptimi, uždengta paslaptimi. Bet yra tie žmonės, kuriems Dievas maloningai atveria šią paslaptį. Ir tiem, kam akis atsiveria, ši žinia, šis žodis tampa gyvenimo žodžiu. Kaip Jėzus ir sako, viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir sako, niekas nežino, kas yra tėvo, tik sūnus ir kam sūnus nori apreikšti. Taigi laimingas žmogus, kuriam Dievo sūnus nori apreikšti tėvą. Nori atverti akis, atveria jas ir duoda pažinti tėvą. Toks žmogus yra laimingas, tokio žmogus vardas įrašomas į gyvenimo knygą, kuo Jėzus kviečia džiaugtis. Na ir atsigręžęs vien tik į mokinius, jis tarė, palaimintos akys, kurios regi, kai jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško pamatyti, ką jūs matote, bet nepamatė, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Taigi jis sako, palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Laimingas žmogus, kuris regi Dievo sūnų, kuris girdi karalystės žinią, gerą naujieną, laimingas žmogus, kurio akis atvertos, kuris suvokia Evangeliją, kuris
atsiveria jai, kuris atgailauja, kuris neatmeta, kuris priima, kuris pasiduoda Dievui ir leidžiasi Dievo valomas ir Dievo išgelbstimas. Toks žmogus yra laimingas. Taigi, apibendrinant šią Luko Evangelijos 10 skyriaus dalį, mes galime pasakyti, kad žmonėms reikalinga Evangelija. Žmonėms reikalingas išgelbėjimo žodis apie Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Ir Dievas nori šią žinią paskleisti ir siunčia savo pasiuntinius skelbti šį žodį. Skelbti šią gerą naujieną, kviesti žmonės ateiti pas Dievą, atgailauti iš savo nuodėmes, patirti apvalymą ir išgelbėjimą. Beje, tokių skelbėjų trūko tuomet, trūksta ir šiandieną. Ir išeitis, Jėzus sako, melskite pjūties šeimininką Dievą, kad šis siųstų tokių skelbėjų į savo pjūtį. Na ir kai ši žinia jau skelbiama, kai mes susidurėme savo gyvenime su šia žinia, mes matome, kad yra dvejopa reakcija į ją – atmesti arba priimti. Tas, kas atmeta, lieka pasmerktas. Jo laukia negailestingas teismas. Vargas, kaip mes skaitėme, vargas tau Chorazine ir taip toliau. Bet palaimintos akys, kurios regi ir priima. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje, sako Jėzus. Tai yra gerosios naujienos priėmimas, kai mes ją priimame, atsiveria dangus. Na ir kita vertus, kalbant jau apie pasiuntinius, kai šie eina ir skelbia, yra gerai žinoti, kad Dievas patikėjo kartu su šia žinia, su šiuo žodžiu ir jėga. Jėga gydyti ligonius ir jėga išvarinėti piktas dvasias iš žmonių. Tam Jėzus suteikė valdžią ir galią. Be to jis perspėjo, kad šiame skelbimo kelyje bus ir nemalonių aplinkybių, pasipriešinimų, sutiksime vilkų, sutiksime pasipriešinimų, atmetimo, bet dėl to Jėzus ir kalba apie tai iš anksto, kad mus perspėtų ir padrasintų bet kuriuo atveju eiti toliau. Čia sustokime. Mielai kviečiu įsijungti po savaitės ir mes pratęsime šį skyrių skaityti toliau. Dabar linkiu būti atviros, nuolankios širdies, būti mažutėliu Dievo akise, įsiklausant į jo Evangeliją, atsiveriant jai, priimant ją ir tampant išgelbėtu. Sudie.